Labą dieną, tai lygiai 13 valandų pradedame trišalės tarybos neeilinį posėdį. Šiandien posėdžiui turime vieną klausimą dėl reformos vienas langelis prievolės valstybei. Turėjom posėdį užvakar, nes nepilnai išanalizavom klausimą. Buvom sutarę, kad suinteresuotos šalis pateiks savo pasiūlymus. Pasiūlymų raštų negavome, tačiau turim informaciją, kad LVK ir jų nariai turi papildyti žodžiu. Pirmiausia, noriu paklausti, kas turit pastebėjimų, pasiūlymų ar pastabų dėl darbotvarkės. Jeigu pastabų nėra, tai siūlau bendru sutarimu dirbti pagal darbotvarkę. Tai ir, žodžiu, klausimas dėl reformos vienas langelis prievolėms valstybei. Tai Ineta kelia ranką. Ineta, prašom. Labą dieną, ačiū Sigitai jums už sutiktą žodį. Pati praeitas posėdį negalėjau dalyvauti, atstovavo kolegos, bet teko perklausyti įrašą ir iš ties posėdžio metu mes skiriame labai daug dėmesio Finansų ministerijos pristatymui ir būtent reakcijoms į tą pristatymą, tačiau realiai mes neturėjome galimybės išklausyti ekspertinės antstolių nuomonės ir požiūrio būtent tiek į pačią Finansų ministerijos pristatytą reformą, tiek į pristatymą, kuris buvo pademonstruotas praeitas antradienį vykusiame posėdėje, kas mūsų supratimu šioje diskusijoje turėtų būti nemažiau svarbu, siekiant susidaryti objektyvų vaizdą apie reformą ir jos galimus rezultatus. Dėl to mūsų prašymas iš LVK pusės ir būtų šitą posėdį pradėti nuo Lietuvos antstolių rūmų pristatymą. Jie yra pasirengę prezentaciją ir tuomet galbūt aš dar priklausomai nuo pristatymo papildysiu keletą akcentų iš LVK prieš pereinant į diskusiją, jeigu taip tiktų. Tai ačiū Ineta už pasiūlymą. Ar bus prieštaraujančių šitam pasiūlymui, kad antstolių rūmų atstovai pasisakytų? Tai Finansų ministerija, prašom. Sveiki. Pilnai sutinku, kad išklausyti antstolius būtų labai įdomu visiems. Tik tais vieną momentą, kadangi buvo ten iškelti praeito susitikimo metu kai kurie klausimai, kuriuos mes sakėm, kad pateiksim. Ir supratau, kad kas nedalyvavo, peržiūrėjo praeito susitikimo įrašą, tai aš tiesiog norėčiau kelias skaidrės parodyti pratęsimo praeitos diskusijos, tiesiog kokie buvo klausimai iškilę, kad jie būtų atsakyti, o tada jau galėsim klausyti antstolių, nes kaip tik ir bus galbūt akivaizdžiau, apie ką kalba eina. Tai aš norėčiau kelių minučių, kad parodytumėm, atsakytumėm į klausimus, kuriuos kėlė praeitą kartą. Tai gerai, kadangi Finansų ministerijos... Sigitai, gal jau galėčiau, aš galiu tiesiog sureaguojant, kadangi ir mūsų pasiūlymas buvo, tikriausiai Finansų ministerija turėjo galimybę savo pasiūlymus pristatyti ir tikriausiai norės sureaguoti ir į antstolių klausimus, kurie galbūt bus prezentacijų iškelti. Tai mūsų nuomonė, kad tikrai pradedant diskusiją tikriausiai būtų prasminga suteikti žodį antstoliams, turint omenyje, kad jie dar neturėjo formatų pasisakyti čia. Tai aš manau, kad tai vienas kitam neprieštaraujantis, žodžiu, kadangi nagrinėjome tą patį klausimą ir visos šalis turi galimybę išsakyti savo poziciją, tai vis tik tai gal manau, kad Finansų ministerijai leiskim šį kartą pabaigti labai trumpai, kadangi jau kaip ir buvo minėta, kad pristatymas buvo praeitam posėdį, pristatymas visos reformos, tai jeigu kažkas tai buvo nepilnai pristatyta, tai prašom pabaigti pristatyti, bet tai prašom sutilpti tik tai į 5 minučių jau galima.
Į 3 sutilpsim. Gerai, ačiū. Aš tiesiog noriu pasidalinti kelias skaidrės. Čia buvo prašoma informacijos tos įvykdyti. Tai būtent apie skaidrės, apie administracinių nusižeidimų baudų išieškojimo, kaip dabar yra ir kaip toliau keisis. Norėjau paklausti, ar mato skaidrės? Taip, matom. Matot. Tai būtent mes čia ėmėm pavyzdį, kaip yra dabar apie administracinio nusižengimo kodeksą ir kaip būtų po reformos. Vidutiniškai per metus mokesčių inspekcija perduoda antstoliams vykdyti 100 000 sprendimų dėl baudų už administracinių nusižengimus išieškojimo. Bylų perspektyvumas, tai yra, ar asmuo turi turto, nėra vertinamas iš to 100 000. Vidutiniškai per metus antstoliai įvykdo tik 32% bylų, 20% per 6 mėnesius, 12% ilgiau negu per 6 mėnesius. Tai čia matom, kur visos bylos, kiek yra atiduota kairėje pilkai, kurios buvo neįvykdytos, 32% įvykdyti. 68% bylų per metus nėra įvykdomi, 10% antstoliai grąžina VMI, pateikdami išieškojimo negalimumo faktą, o 58% bylų guli kabutėse pas antstolius, darytina prielaida, kad jos nėra perspektyvios, jeigu nepavyksta išieškoti ilgiau negu per metus. Taigi, iš esmės, išieškojimo vykdymo išlaidas turi padengti tie 32% baudas sumokėjusių skolininkų, kas neadekvačiai didina išieškojimo įkainius. Ir dėl to mes manome, kad abejotina, ar socialiai teisinga sistema, kai skolas sumokėję skolininkai de facto solidariai atsako už išlaidas, kurios patiriamos vykdant išieškojimo veiksmus neperspektyviose bylose. Po reformos, čia dešinėje bus, antstoliams nebus perduodamos iš karto neperspektyvios bylos, tai tie 68%, ir po reformos antstoliams nebus perduodamos neperspektyvios bylos, nebedidės neperspektyvių skolų išieškojimo kaštai, kur čia antstoliai sakė, kad reikės jiem atleisti 175 darbuotojus. Tai žodžiu, neturės ir tų kaštų. Pagal dabartinius duomenis galima teigti, kad VMI išieškos iš karto iš sąskaitų apie 20% bylų, kiek išieško antstoliai per trumpesnį negu 6 metų laikotarpį, 6 mėnesių laikotarpį, ir daugiau kaip 12% antstoliai, kaip ir toliau, išieškos per ilgesnį 6 metų laikotarpį. Tai čia yra tiesiog buvo prašymas apie dabartinį ir kaip keistų skaičiais, tai būtent iš to 100 000, 68 000 bylų yra neišieškoma, 32% vykdoma. Dar reikėtų pažymėti, kad visas tas 100 000 bylų, tai reiškia, iš karto atsiduria perduodant antstoliams, iš karto atsiduria ir valstybiniai statistikai, kaip prasiskolinusi visuomenės duomenų bazėje. Ir sekanti skaidrė apie projekto naudas. Tai mes norėjom pažymėti, kad projekto nauda yra valstybei. Tai būtent apskaitos administravimo centralizavimas, greitesnis valstybei priklausančių lėšų atgavimo procesas, viena priežiūros institucija VMI. Skolininkų skatins savanorišką sumokėjimą, patogios naudoti VMI paslaugos, naujam skolininkų VMI išieškojimas iš sąskaitų, turinčiam keletą skolų, jau bet kokių skolų, ar mokestinių, ar nemokestinių, ar administracinio nusižengimo kodekso, ar civilinių skolų išieškojimą vykdys jau vykdantis antstolis, išieškojimo išlaidos nedidės. Antstolių ir išieškotojų kokios naudos nebebus perduotos vykdymui neperspektyvios bylos, todėl patiriamos išlaidos nedidės, tiksliau turės mažesnės sąnaudas ir nebus VMI antstolių funkcijų dubliavimų, kaip dabar yra, nes išieškojimą iš daug skolų turinčio skolininko visada vykdys tik antstolis. Dabar, jeigu yra mokestinės skolos ir kitos skolos, tai mokestinės vykdo mokesčių inspekcija, kitas skolas antstolis. Ir dar paskutinis išieškojimo efektyvumas. VMI mokestinės nepriemokos išieškojimo ir sąskaitų efektyvumas 52%, antstolių VMI perduotų
kai VMI perduoda vykdyti bylų išieškojimo efektyvumas 23%. Pagal SADMA atliktą tyrimą beveik 7 iš 10 skolininkų negauna jokių oficialių pajamų. Dėkui. Tai ačiū Finansų ministerijai ir prašom tuomet Antstolių rūmų atstovą išdėstyti savo poziciją. Girdit mane? Taip, girdim. Tai tikrai dėkui už galimybę pasisakyti šitoje diskusijoje ir mus iš tikrųjų tikrai labai džiugina Mokesčių inspekcijos iniciatyva, kurioje jie nori apjungti visų valstybinių institucijų priimamus sprendimus į vieną sistemą, kad viskas būtų aišku vienoje vietoje ir apskaita būtų daug paprastesnė. Sakykit, pristatymo turbūt nematote, ar matote? Ne, nematom. Tuoj sekundėlę. Ar mato dabar? Ne, kol kas nematom. Paimk, tvarkyk pats. Atsiprašau, teisybę pasakius, čia šiek tiek nedažnai darom tuos pristatymus, tai tuoj vat kolega. Apačioj dešimtmetis. Mato dabar? Nematom? Nemato. Ne. Tai iš tikrųjų tada dabar jau matom. Aš tada per savo Irmantai pajungsiu, jūs pasakykit, kada perjungs skaitą. Jau matom, viskas gerai. Viskas tvarkoj. Tai iš tikrųjų Antstolių rūmus tikrai džiugina ta iniciatyva, kad 37 ir daugiau turbūt institucijų bus apjungtos į vieną bendrą sistemą ir Mokesčių inspekcija matys, kiek asmenų skolingi, kokia suma yra skoloj, galės tarpusavį daryti įskaitimus ir panašiai. Tačiau atliekant šitą reformą mes tikrai nepritarėme, kad būtų išskirti tam tikri asmenys ir pradėtas privilegijuotas skolų išieškojimas. Pagrindinis teiginys Mokesčių inspekcijos, kurį mes esame išgirdę, tai kad įvykdžius reformą piniginės lėšos pasieks biudžetą greičiau. Tai iš tikrųjų tam dalykui aš tikrai noriu paprieštarauti ir pasakyti, kad tiek Mokesčių inspekcija, tiek Antstolių rūmai, antstoliai naudojasi tuo pačiu įrankiu, kurių pagalba yra išieškomos sumos, tai būtent piniginių lėšų apribojimo informacinė sistema ir jie dirba tiek antstoliai, tiek Mokesčių inspekcija. Dabar pasakysiu, kodėl iš antstolių piniginės lėšos patenka į Mokesčių inspekciją šiek tiek pavėluotai. Tai yra natūralu, kad kadangi Mokesčių inspekcija šiai dienai nedirba su tais asmenimis, su kuriais dirba antstoliai, tai dažnu atveju yra asmenys, kurie yra socialiai remtini, yra bedarbiai ir turi eilę kitų bėdų gyvenime. Todėl šiuo metu antstoliai vadovaujasi Teisingumo ministerijos patvirtinta sprendimų vykdymo instrukcija, kuri yra suderinta beje su ta pačia Finansų ministerija ir kuri nustato išieškojimo taisyklės, sakykime, išieškojimo taisyklės ir pervedimo lėšų kreditoriams taisyklės, pagal kurias antstoliai turi pareigą patikrinti piniginių lėšų kilmę ir tik tai nustatė, kad tai nėra lėšos, iš kurių negalima išieškoti, šitos lėšos gali būti pervedamos kreditoriams.
Tai gali būti tiek alimentai, tiek bedarbio pašalpa, tiek komandiruotpinigiai, čionais vairuotojams tas dalykas labai aktualus. Ir tik tai surinkę visą informaciją mes darom pavedimą kreditoriams. Tai norėčiau atkreipti dėmesį, kad įvykdžius šitą reformą, šitam darbui šitas darbas yra tikrai imlus žmogiškiesiems resursams, todėl įvykdžius reformą šita visa pareiga pereis valstybinei mokesčių inspekcijai, nes akivaizdu, kad jeigu šiai dienai antstolis negali išieškoti alimentų iš asmens sąskaitos, tai tą dalyką negalės padaryti ir mokesčių inspekcija, ir jinai turės skirti savo žmogiškus resursus, kurie, kaip sakant, užtikrins, kad nebūtų pažeistos tos teisės, kurios yra įtvirtintos įstatyme. Mokesčių inspekcija deklaruoja, kad visas procesas bus pigiau. Aš drįsčiau tikrai tuo dalyku abejoti, nes šiai dienai, kaip mes matome, mokesčių inspekcijos sistemoje dirba 87 žmonės, o pagal pateiktus duomenis 1 euro išieškojimas kainuoja 29 centus. Kai tuo tarpu antstolių 1 euro išieškojimas kainuoja 12 centų, tai yra 2,4 karto pigiau. Dėl išieškojimo senaties vykdomųjų dokumentų kiekis mokesčių inspekcijai pastoviai didės, nes natūralu, kad tie asmenys, kurie pagal efektyvumą, kaip ir nurodo mokesčių inspekcija, persikels į sekančius metus, tai mūsų skaičiavimais jau 5 metais mokesčių inspekcija turės apie 190 tūkstančių skolininkų. Tai yra, jeigu pirmais metais tų skolininkų bus apie 50 tūkstančių, bylų yra virš 100 tūkstančių, tačiau mes paskaičiavom, kad unikalių skolininkų per metus mes gauname apie 50 tūkstančių. Tai pirmaisiais metais mokesčių inspekcijai, jeigu jie išlaikytų tą efektyvumą, kurį deklaruoja, tai yra 4500 žmonių administruojamų ir išieškomų vieno specialisto, tai pirmais metais jiems turbūt reikės net mažiau žmonių, 11 darbuotojų, tačiau nuo 5 metų tų darbuotojų skaičius paaugs netgi iki 43. Tačiau vėlgi norėčiau atkreipti dėmesį, kad išieškojimo specifika, kaip ir minėjau, dažnu atveju tai yra socialiai remtini asmenys, socialiai jautrus asmenys, žmonių kiekis administruojant juos bus žymiai didesnis. Jeigu mes paimtume vidutinį dabar specialisto aptarnaujamą skolininkų skaičių, tai vienas mokesčių inspekcijos specialistas aptarnauja 170 skolininkų, kai tuo tarpu po reformos yra planuojama aptarnauti 4500 asmenų, kurie vėlgi yra specifiniai, su socialiai, kaip sakant, jautrus ir panašiai. Tai šitam lange jūs matote vykdomųjų bylų, vykdomųjų ar skolininkų skaičiaus didėjimą bėgant metams, tai nuo 50 tūkstančių pirmais metais iki 191 tūkstančio jau po 5 metų. Ir ta suma, tas skaičius išlieka daugmaž panašus vien tik tai dėl to, kad einant toliau į sekančius metus, sueina senaties terminai ir 1 metų bylos, vėliau 2 metų bylos, jos yra tiesiog nurašomos dėl senaties. Antram grafikė jūs matote tą optimistinį, mano supratimu, nelabai realų, bet mokesčių inspekcijos deklaruojamą skaičių, kiek jiems reikėtų žmonių dirbant su 4500 skolininkų. Tai imant tą tokį objektyvų rodiklį, asmenų mokesčių inspekcijoje turėtų padaugėti 43, įskaitant, kad šiai dienai jų dirba su skolininkais 87, tai padidėjimas būtų 1,5 karto. Ir apačioj žalias grafikas, čia mūsų gal ne čia toks grafikas, jeigu mokesčių inspekcija turėdama tą patį įrankį, su kuriuo dabar ir dirba, tai būtent PLAISu, dirbtų dvigubai efektyviau negu kad dabar dirba, tai 5 metais darbuotojų skaičius būtų poreikis 561. Tai, sakykime, tikrai tas skaičius varijuoja pakankamai daug, bet
kad 43 tai reikės, tai yra akivaizdu, bet mūsų vertinimu tikrai tas skaičius yra žymiai didesnis. Dabar kas užvakar dienos diskusijos metu mus šiek tiek nustebino, kad Finansų ministerija teigia, kad baudos yra fiskalinis dalykas ir kad jos turi kuo greičiau patekti į biudžetą, o jų gavėjas neturėtų patirti papildomų sankcijų už jų nemokėjimą. Tai, norėčiau pabrėžti, kad realybė vis tik tai yra šiek tiek kitokia, nes administracinių nusižengimų kodekse administracinė nuobauda yra traktuojama kaip valstybės prievartos prievolė. Ne fiskalinis kažkoks dalykas, ne mokestis, o prievartos priemonė. Ir jinai yra skiriama administracinį nusižengimą padariusiam asmeniui. Tai čia turbūt yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuris Finansų ministerijos yra mūsų supratimu nevertinimas ir baudos tikslas yra nepadidinti biudžeto surenkamumą, o tikslas yra sudrausminti pažeidėją ir kodekse yra numatyta, kad baudos tikslai yra atgrasyti, nubausti ir apriboti galimybę daryti naujus nusižengimus, nusikaltimus. Tai mūsų supratimu, šiandien dienos parodyta skaidrė dešinėje pusėje, kur 68% nemokių mokesčių inspekcijos nemokių skolininkų nebus perduoti antstoliui, tai galiu pasakyti iš karto, kad jie tiesiog išvengs bet kokios atsakomybės ir iš jų nebus išieškomos piniginės sumos. Taip pat praeito susitikimo metu mes išgirdom teiginį, kad norint gauti RRF lėšas būtina vykdyti išieškojimo reformą. Bet vėlgi realybė yra šiek tiek kitokia, nes RRF lėšos yra skirtos pertvarkyti skolų valstybei administravimą, bet ne išieškojimą. ES nereikalauja didinti biudžeto išlaidų ir kurti valstybės skolų išieškojimo sistemą, dubliuojant su jau dabar veikiančia privačių antstolių išieškojimo sistema. Kaip ir minėjau, tiek mokesčių inspekcija, tiek antstoliai naudojasi lygiai tais pačiais instrumentais, tai yra PLAIS, piniginių lėšų išieškojimo sistema ir, kaip matome, antstolių vykdomas išieškojimas kainuoja 2,4 karto pigiau negu mokesčių inspekcijoje. Ir, sakykime, išieškojimą perdavus mokesčių inspekcijai bendras tas, sakykime, suma, kurią turėtų padengti jau ne patys pažeidėjai, ne patys skolininkai, o visi valstybės mokesčių mokėtojai yra daug didesnis. Nepaisant to, kad mes šiai dienai administruojam valstybinės bylas, vykdydami išieškojimą valstybės naudai, nuo tos dalies mes sumokame beveik 4 milijonus įvairių mokesčių, tai yra PVM-as ir GPM-as. Čia jau neskaičiuojam dar kitų mokesčių, kuriuos mes mokame už samdomus darbuotojus, sodros mokesčius ir panašiai. Tai apie 4 milijonus mes sumokame šitų mokesčių, kurie galėtų atitekti tikrai, šiai dienai vyksta ginčai mokytojų atlyginimų kėlimas ir panašiai. Galėtų jie atitekti jiems, o įvykdžius reformą, akivaizdu, kad valstybinė mokesčių inspekcija ne tik negaus šitos pinigų sumos, tačiau ir pati turės finansuoti išieškojimo procesus. Ir ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad kai bus įvykdyta reforma, tą patį deklaruoja ir mokesčių inspekcija, jie tiesiog paims ir nurašys piniginės lėšas nuo tų asmenų, kurie turi sąskaitoj pinigų. Tai, sakykime, vėlgi apart to neatsakingumo, visą tą išieškojimą iš pasiturinčių, būtent iš pasiturinčių asmenų, vykdys mokesčių inspekcija, o tie asmenys, kurie yra socialiai remtini, kurie turi kitų skolų, bus perduodami antstoliams ir natūralu, kad esant mažesniam asmenų kiekiui, kuris dalyvauja vykdymo procese, visas išieškojimo procesas pabrangs, nes natūralu, kad reikės išlaikyti tą pačią antstolių kontorą, nepriklausomai ar ateina vienas skolininkas pas tave ar 10 skolininkų, vis tiek turi būti tiek buhalteris, tiek patalpos išlaikomos, tiek komunalinės ir panašiai. Tai mūsų skaičiavimais netekus valstybinių išieškojimų privatiems klientams vykdymo procesas turėtų brangti apie 2,3 karto arba 130%. Ir šitas lėšas turėtų apmokėti būtent
greitieji kreditai tie patys, sakykime, vartojimo kreditai, komunalinių paslaugų tiekėjai, alimentų gavėjai ir panašiai. Tai mes skaičiuojam, kad 100 eurų skola, jeigu šiai dienai kreditoriui kainuoja apie 37 eurus, jinai turėtų pabrangti iki 85 eurų, o jeigu skola yra nuo 1000 eurų, apie 1000 eurų, tai dabar kreditorius moka 55 eurus, o atitinkamai įvykdžius reformą, ta suma turėtų didėti iki 127 eurų. Dabar šitam grafike jūs matote esamą situaciją, tai kaip ir minėjau, iš tos dalies, kurią mes administruojame mokesčių baudų, nepriemokų, nemokestinių dalykų išieškojimą, mes sumokame beveik 4 milijonus PVM ir GPM. Ir valstybei, kas svarbiausia, valstybei tai nieko nekainuoja. Po reformos mokesčių inspekcija biudžetas netektų būtent šitų sumokamų sumų ir jiems imant tą idealų variantą, kai žmonės dirba labai efektyviai, minimaliai jiems reikės 5 metų, pradžiai reikės mažiau, paskui vėliau reikės virš 1 milijono eurų vien tik tai jų atlyginimų, ne darbo vietų, atlyginimo sumokėjimui. Taip, kad akivaizdžiai matom, kad biudžetas netektų virš 5 milijonų eurų. Taip pat praeitos diskusijos metu... Atsiprašysiu, kviečiu Antstolių rūmų atstovą šiek tiek jau eiti į pabaigą, kadangi turim palikti laiko diskusijoms dar. Gerai, taip, tai tada pereisiu prie... Dar buvo išsakyta, kad valstybės kontrolės rekomendacija, kad turi būti išvengta funkcijų dubliavimo, tai norėjau pasakyti, kad tikrai dubliavimo čia nepavyks išvengti, nes mokesčių inspekcija po reformos turės vykdyti apart to dalyko, ką mes dabar darome, tai pinigų kilmės patikrinimą. Ir tai yra labai svarbu būtent tiems socialiai remtiniems asmenims, kurie gauna įvairias išmokas. Tada jie turės tikrinti registrus, tikrinti mokumą, ką jie dabar deklaruoja, kad tą dalyką darys ir tik paskui perduos išieškojimą antstoliams. Ir atitinkamai, tas mūsų vienas kito, sakykime, dubliavimas yra tiesiog neišvengiamas. Ir, tai sakykime taip, atsižvelgdami į tai, kad trišalė taryba Seimui ir vyriausybei patarė įvairiais socialinės, ekonominės ir darbo politikos klausimais, prašome tiesiog nepritarti šitam projektui ir neplėsti mokesčių administratorių nebūdingų funkcijų ir neperduoti nemokestinių prievolių išieškojimo mokesčių inspekcijai, nes mūsų supratimu tai būtų nepagrįsta piniginė našta valstybės biudžetui, atitinkamai mokesčiai prarastų dalį šiai dienai surenkamų mokesčių. Tai iš principo padidintų dabar vykdymo procese dalyvaujantiems asmenims mokėtinas sumas ir vėlgi būtų nesąžininga tų asmenų, kurie dabar dalyvauja, nes iš mokių klientų, kurie padaro pažeidimus, išieškojimas būtų vykdomas visų mokesčių inspekcijos mokesčių mokėtojų sąskaita. Tačiau mes tikrai suprantame, kad turi būti kažkokie tai daromi pakeitimai ir mes girdime Finansų ministerijos susirūpinimą, kad išieškojimas turėtų būti vykdomas greičiau ir pigiau. Todėl tikrai siūlytume atskirai nuo šito projekto sėsti prie bendro apskrito stalo ir aptarti, kaip galima tą dalyką reglamentuoti ir pasiekti, kad pats tas išieškojimas būtų socialiai teisingesnis, pigesnis visiems. Aš atkreipsiu dėmesį ne kažkam tai, kas turi pinigų sąskaitoje, o visiems jisai turi būti pigesnis, greitesnis ir efektyvesnis. Tai trumpai tiek. Ačiū. Ačiū Antstolių rūmų atstovui. Tai kviečiu diskusijai. Ar bus norinčių replikuoti, pasisakyti ar reikšti pasiūlymus? Ačiū. Ineta Rizgelė, prašom. Aš tik keletą dalykų, iš tikrųjų, Antstolių rūmai visus pagrindinius akcentus sudėliojo, man tiesiog toks noras paraginti išgirsti.
Pagrindinė žinutė tikriausiai yra ta, kad VMI perėmus dalies skolų administravimą, išieškojimo procesas nebus nei pigesnis, nei greitesnis. Kad ir kaip būtų į tą pusę argumentuojama, šiandien pristatyti skaičiai tikriausiai kalba patys už save. VMI faktiškai turės dubliuoti antstolių šiuo metu vykdomos funkcijas ir kas iš mūsų pusės nerima kelia, tai yra, kad einama tokia pavojinga praktika, kurią mes dėja pastebime ir kitose sektoriuose, kuomet valstybė pradeda kištis į gerai veikiančias rinkas, prisiminėti savo nebūdingas funkcijas, kurias šiai dienai jau sėkmingai gyvendina verslas. Ir dar blogiau šitam kontekste yra, kai tai daroma nešant tą RRF vėliavą, nors, ką paminėjo ir antstolių rūmai, paskaičius tas RRF sąlygas, tampa aišku, kad užtenka įgyvendinti elektroninius sprendimus, kurie didintų institucijų efektyvumą, tačiau valstybei nereikia prisiminėti savo nebūdingų funkcijų. Mes priešingai tikriausiai turėtumėm siekti institucinio aparato optimizavimo, atsisakant nebūdingų funkcijų, ne priešingai jo plėtros. Ir čia kas svarbu tikriausiai pasakyti, kaip ir VMI konsultacinės tarybos nariai, nes verslo organizacijos, kai kurios tenais toje taryboje yra, jeigu valstybė turi lėšų ir gali skirti VMI papildomą finansavimą, tai tikriausiai verslas apsidžiaugs, nes tikrai yra tų funkcijų, kuriuose VMI būtų galima pastiprinti, bet mes nematom pridėtinės vertės deleguojant papildomas funkcijas, nes tai tikrai to efektyvumo nepadidins. Ir iš LOK pusės mes visiškai palaikom siūlomą proceso skaitmenizavimą, sujungiant valstybės institucijas į vieną langelį, kurį administruotų VMI, ir matytumėm tai kaip pozityvų pokytį, tačiau šiai dienai negalime pritarti siūlymui perimti skolų išieškojimą. Ir taip pat irgi siūlau išgirsti tai, ką pasakė antstolių rūmai, kad jeigu mes matome problemas, tai sėskime, kalbėkime, tam turime tikrai formatus tiek trišaliai taryboje, tiek VMI konsultaciniai taryboje ir manome, kad socialinio dialogo būdu rasti sprendimai bus daug pozityvesni ir duos didesnę ilgalaikę grąžą, negu daromi tokiu būdu, kaip šita reforma. Tai tokia trumpa tiesiog LVK remarka. Ačiū. Inga Ruginienė nori pasisakyti, prašom. Ačiū. Aš iš tikrųjų, kad aiškumo dėliai, kad ir pati suprasčiau, noriu paklausti 2 klausimus. Net tu gali jau nustoti šerinti, man atrodo. Jo. Tai galbūt čia bus finansų daugiau ministerijai, arba nežinau, arba mokesčių inspekcijai. Ačiū už tos duomenys, kurių iš tikrųjų aš prašiau ir jūs tikrai pateikėt, tai jau šiek tiek yra tam tikri dalykai aiškesni, bet dabar dėl tų 20%, kuriuos jūs įsiieškosit, tai pirmas klausimas, sakote, kad tai vyks automatiniu būdu per tas sistemas, kurias ir dabar naudojat, bet kaip bus ginčo atveju, nes tikrai žinot, kad pasitaiko ir ginčų dėl nurašomų lėšų, dėl įvairiausių priežasčių. Tai čia pirmas klausimas, kokia sistema įsijungs ginčo atveju, kas atstovaus valstybės poziciją ir kiek tai paprastai kainuoja. Ir antras dalykas, irgi vėl aiškumo dėliai, dėl tų 68%, kurios, kaip aš supratau, tai yra tos bylos, kurios yra arba beviltiškos, arba turi tam tikrų sunkumų. Tai jūs sakėt, kad dalies atveju jūs netiduosite antstoliam, kaip reiškia, turėsit analizuoti, 68% turėsit kažkaip analizuoti, kas jau yra beviltiška, kas dar galbūt turi vilties, kaip tą analizuosit, kaip tą procesą darysite ir kaip tai įsidėstys procentinė reikšme. Ir kas vėlgi tai darys, ar tai darys dirbtinis intelektas, ar tai vis dėlto turės būti papildomas žmogiškųjų išteklių resursas. Ačiū. Tai kas galėtų atsakyti, ar finansų ministerija, ar mokesčių inspekcija, prašom. Dėkui labai. Aš atsakysiu iš eilės į tuos klausimėlius, kurie buvo iškelti ir paskui paprašysiu mokesčių inspekcijos. Tai pirmiausia, man labai įdomu, kai mes šnekam su teisininkais, aš teisę mokiaus 4 metus ir atsiverčiu CPK 638 straipsnį išieškotojas ir aiškiai parašyta, kai pagal vykdomąjį dokumentą turi būti išieškoma į valstybės biudžetą, valstybei atstovauja valstybinė mokesčių inspekcija, išskyrus atvejus, kai įstatymuose nustatyti kiti subjektai. Tai žodžiu, jau CPK yra nustatyta ir tai yra, kaip sakant,
nemokestiniam įstatymė suteikta teisė mokesčių ir pareiga mokesčių inspekcijai būtent vykdyti tas funkcijas ir sėkmingai vykdo. Toliau į tokius klausimėlius. Dėl VMI administravimo naštos paprašysiu mokesčių inspekciją, kad paskaičiuotų, paaiškintų. Dėl baudos didumo. Vis dėlto bauda yra sudrausminti pažeidėją, bet kokį pažeidėją. Baudos dydis yra vienas dalykas, dėl baudos dydžio visada galima diskutuoti ir Teisingumo ministerija pritars, kad galima baudas didinti ar mažinti, kiek jos gali būti didesnės, mažesnės, bet baudos reikšmė ir efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo jo išieškojimo. Nes bauda vien paskirtas popierėlis, kad reikia sumokėti baudą ir jeigu jinai nėra išieškoma, tai mažina tos baudos efektyvumą. Ir kitas momentas, dėl skolos iš pasiturinčių asmenų bus išieškomi visi mokesčiai, o iš alimentų kitų skolų, būtent nemokestinių, kad bus mokestinis, tai yra 2,3 karto didins įkainį. Tai norėčiau irgi paprašyti, kad šį klausimą pakomentuotų Teisingumo ministerija ir dėl įkainių nustatymo, ar jau čia yra suderinta, kad toks įkainis turėtų tiek padidėti. Ir kitas, dar paskutinis, penktas, kas buvo pasakyta, kad antstoliai sumoka 3,9 milijono pridėtinės vertės ir gyventojų pajamų mokestį, tai dėkui už kiekvieną sumokėtą mokestį. Ir aš nežinau, ar praeitą kartą buvom pasakę ar nebuvom pasakę apie antstolių pajamas. Antstolių pajamos, mėnesinės pajamos yra, apmokestinamosios pajamos yra apie 10 000 eurų, kai kurie antstoliai uždirba per mėnesį apmokestinamųjų pajamų ir 20 000, kai kurie ten kelis tūkstančius galbūt pagal mokesčių inspekcijos duomenis irgi galėtų patikslinti. Tai kaip mes ir sakom, kad jeigu bus 58% bylų neatiduodama, dėl to, kad jos būtų įvertinamos kaip neperspektyvios, antstoliai neturėtų tų bylų, neperspektyvių bylų, eikvoti savo lėšų, tai reiškia neturėtų galbūt kažkiek tais pajamų, bet tame tarpe ir neturėtų sąnaudų. O dabar tais klausimais dėl VMI administravimo naštos ir dėl ponios Rubinienės, dėl būtent tos procedūros, kaip būtų vertinamas perspektyvumas, neperspektyvumas ir kaip tas išieškojimo procesas toliau vykdytų, tai paprašyčiau kolegų iš mokesčių inspekcijos jau konkretų tą visą papasakoti. Tai ačiū viceministrė, prašom tada mokesčių inspekciją pakomentuoti. Ačiū. Irina Gavrilova, nepriemokų administravimo departamento patarėja. Aš gal irgi paaiškinsiu paprastai žodžiais patį procesą. Tikrai noriu paprieštarauti ir antstoliams, kad mums nėra būdinga šita funkcija dabar ir tos pačios, sakykime, skolininko turtinės padėties nustatymas ar galimybių išieškoti. Mes ir šiai dienai vykdom išieškojimą iš gyventojų, iš fizinių asmenų, irgi taip pat naudojamės tą pačią play sistemą. Ir turim taip pat vyriausybės nutarimų ir kodeksų įpareigojimą nustatyti tą specialinį išieškomą sumą. Tas yra projekte nusimatyta, kad kodėl resursų nebus daugiau. Todėl, kad mes savo resursą, kurį dabar naudojam, prižiūrint antstolius ir administruojant tik tai bylas administracinio nusižengimų bylas, atiduodami antstoliui vykdymui visas iki cento, tuos pačius resursus mes naudosim pas save, dar plus panaudojant informacinės sistemos, kurios būtų sukurtos iš europinių lėšų. Tai yra automatinė patikra SPIS registre, kur yra registruojamos, sakykime, socialinės pašalpos visos. Ir iš karto atsižvelgiant į šitą turimą VMI informaciją apie darbo užmokestį gaunamą, apie SPIS informaciją, galbūt panaudoti ir kiti šaltiniai. Mes sakom, kad norim patys naudoti savo turimą įrankį, tik tai tam, sakykime, sąžiningam skolininkui, kuris pirmą kartą papuolė iš viso kaip skolininkas. Kaip mes ir sakom, kad vėlgi tas vienas langelis, mums nereikia nei mums, nei tam skolininkui antstolių pagalbos, kad per plaisą
nustatyti teisingą neišieškomą sumą ir patiems, tą, ką mes darom dabar su žemės mokesčiu ir su GPM, patiems vykdyti išieškojimą. Plus dar mes pasakom, kad nebūtų vilkinama tas išieškojimas, sakykime. Mes visą šitą išieškojimą laikę vykdysim tik tai iki 6 mėnesių. Po 6 mėnesių, jeigu per tas 6 mėnesius mes neišsiieškosim iš to skolininko, kuris yra, pirmą kartą pas antstolį, jis nėra jo. Antstolis iš jo išieškojimo nevykdo. Jis pirmą kartą atsidūrė mūsų akiraitėje, tai mes naudojam savo instrumentą. Dabar klausimas dėl ginčių sprendimą. Ir šiai dienai antstoliai iš mūsų gauna visą aibę tų 100 000 sprendimų. Čia yra VMI suformuoti sprendimai. Ar jis būtų suformuotas sprendimas išieškoti iš sąskaitų, ar jis būtų suformuotas sprendimas išieškoti iš turto, jo apskundimo tvarka yra tokia pati. Jeigu jis nori skųsti mūsų veiksmus, apskundimas vyksta administraciniuose teismuose. Šitoj vietoj mes tik tai norim nukreipti srautą pačių skolininkų, sakykime, pasirinkdami išieškojimo būdą. Ar iš sąskaitos naujo skolininko, įsisenėjusio skolininko, kuris turi kitų bylų, arba turi kito turto, antstolių. Šitoj vietoj ginčas kaip ir buvo, taip ir yra, liks vyriausiam administraciniam teisme. Iš savo praktikos galim pasakyti, mes tokių dabar skundų turim, 10 galima suskaičiuoti galbūt per metus, ir tai gal net ir mažiau. Dabar, jeigu dėl įpareigojimo būtent mums tas nustatyti skolininko mokumą arba tos bylos perspektyvumą. Tas įpareigojimas, kaip sakant, jis ir valstybės kontrolės rekomendacijose yra ir ne pirmi metai. Ir dėl jo perspektyvumo nustatymo net ir susitikimai keli buvo, net iki to RRF-os pačio starto, buvo keli susitikimai su Teisingumo ministerijos ir su antstolių rūmų atstovais. Mes tikrai bandėm glaudžiai bendradarbiauti ir surasti tuos taškus, kaip ir kieno pusė ir kas tas būtų padaryta, bet pats išieškotojas turi priimti sprendimą, šiuo atveju išieškotojas yra VMI. Mes turim priimti sprendimą. Mes tikrai turim aibę informacijos, kurią galės apdoroti mūsų sukurti robotai. Vienas robotas šiai dienai jau yra sukurtas, jį reikės tik patobulinti, tai yra robotas, kuris analizuoja grąžintas iš antstolių bylas su išieškojimo negalimumo aktu, ir jeigu dar išieškojimo senatis nėra suėjusi, kad mes vėl tuščiai neatiduotumėm atgal antstoliai, robotas tikrina turtinės padėties pasikeitimą, pajamų atsiradimą arba turto atsiradimą iš viešųjų registrų ir tokiu būdu padeda mums priimti sprendimus, vis dėlto tą bylą toliau palikti, kaip beviltišką laikyti, ar vis dėlto inicijuoti pakartotinį vykdymą. Už tai mes šitoje vietoje tikrai nenorim sutikti su antstolio paskaičiavimais tų mūsų resursų augimų, būtent pačių žmogiškųjų resursų. Nes mūsų išieškojimo vykdymas bus tik tai pusę metų iš sąskaitų ir tik tai iš tų skolininkų, kurie neturi reikalų su antstoliais. Tai ačiū, gal atsakiau, jeigu ką praleidau, tai klausim. Ačiū labai. Tai Aurelija Maldutytė. Ačiū pirmininkė. Aš grįžtu prie to pačio klausimo visgi. Kodėl iš antstolių norima atimti jų, kaip pasakyti, funkcija pagrindinė yra padėti žmogui susitvarkyti su savo skolom. Ir kodėl šito gabalo dalį norima perduoti mokesčių inspekcijai. Ir kodėl, pavyzdžiui, jeigu aš esu skolinga, sakykime, aš skolinga, pavyzdžiui, alimentus, už šildymą, galbūt už darželį vaiko ir gavau baudą automobiliu važiuodama arba autobusu be talonėlio važiuodama. Tai kodėl, pasakykite, jūs turite pirmumo teisę VMI nuskaičiuoti už bilietėlio baudą, kur iš tiesų žala visuomeniai ir paslaugos nėra kažkokios atliktos. Tai nėra tokia bauda, kur iš tikrųjų išlaidos buvo kažkokios atsiradusios. Tai yra kaip auklėjamoji priemonė ta bauda.
tai kodėl jinai turi būti visų pirma ir pati pagrindinė ir išieškoma, kaip pasakyti, neginčytinai iš sąskaitos, o neturėtų, sakykime, antstolis gavęs prie visų išieškomų sumų pridėti šitą sumą ir tiesiog tariantis, kas turi pirmoji teisė, kurioje vietoje svarbiausia sumokėti, ar ten už darželį, ar ten alimentai kas be ko, ne, ir taip toliau. Ta prasme, antstolis būtent tas ir turi būti žmogus, kuris padėtų žmogui susitvarkyti su skolom, kad jisai toliau ir gautų tas pajamas ir neišeitų iš darbų ir panašiai dėl to, kad neaišku, kas darosi, kas kur kiek nuskaičiuoja pinigų. Aš kvieščiau, galima pabaigti, ačiū. Aš kvieščiau vyriausybės turbūt atstovus pagalvoti apie tai, net ir dabar, kur yra inkasuojami ir išieškomos skolos, kaip yra ten Sodros atveju, kad būtų kaip tik atiduota antstoliam tvarkyti ir kad pereitumėm prie to, kad antstoliai būtų kaip skolos vadybininkai, jeigu žmogus turi įsiskolinimų. Tai aš manau, kad tą turėtumėme eiti kryptimi, o ne viską nacionalizuoti. Gerbiamą viceministrę, gal jau, kadangi inicijuojamas vis tiek finansų ministerijos reforma ir labai trumpai gal, kodėl būtent ta valstybinė institucija VMI, kodėl ne antstoliai? Jūs jau buvo... Čia tokie momentai buvo pažymėti apie eiliškumą, tai tikrai šis projektas jokio eiliškumo nekeičia, eiliškumas lieka, plajisas kaip veikia, taip ir veikia. Plajisas paskirstys tą eiliškumą, kam kokias skolas, kaip išieškoti. Vienas dalykas. Antras dalykas, ką jūs sakėte apie tą bilietuką už pravažiavimą, neturėjimą ir jeigu turi kitas skolas. Tai šis projektas jau ir patikslintas būtent yra, kad jeigu gavęs baudą už pravažiavimą, už bilietuką ir mokesčių inspekcija mato, kad jau tas pilietis turi kažkokias skolas, alimentus ar kažkokius kitus, kur administruoja antstolius, tai būtent ir administracinio nusižengimo kodekso baudos ir kitos baudos ir mokestinės baudos, tame tarpe, pavyzdžiui, už žemę, jau irgi bus atiduodamos antstoliui. Tai čia ir toliau jisai galės padėti, kaip jisai norės. O gal ir daugiau nesikartosiu. Žodžiu, eiliškumas nebus keičiamas, jeigu jau turi kitas skolas, kurias išieško antstolis ir bus dar daugiau antstoliui perduodama ir būtent baudų savininkas vis dėlto yra valstybė. Ir valstybė sprendžia, bet kuris kaip ir civilinėse bylose, kiekvienas savininkas skolos sprendžia, ar atiduoti antstoliams, ar neatiduoti, ar kitaip išieškoti, ar tartis su pačiu skolininku. Bet kuris, sakykime, civiliniai, kada atsiranda skolos, sprendžia skolų savininkai, kiek atiduoti antstoliams ar neatiduoti to tolesnio išieškojimo dėl efektyvumo. Ir čia valstybės skolos yra valstybės skolos. Ir mes kalbam apie skolas valstybei. Ir efektyvumas ir tame tarpe baudų išieškojimo efektyvumas, jisai žymiai padidėtų, nes žymiai greičiau būtų išieškomos visos valstybei baudos. Vienas momentas yra. Ir svarbiausia, ką reikia pabrėžti apie būtent, kai kalbant apie visokias panašiai, kaip padidėtų našta mokesčių inspekcijai ir kiek čia reikėtų priskaičiuoti papildomai darbuotojų priimti. Tai toks jausmas, kad antstoliai išsitraukė 20 metų senumo argumentus, kada nebuvo jokio IT sistemų, nebuvo jokių sprendimų ir viskas buvo tik rankom skaičiuojama ir savo tuos skaičiavimus dabar mėgina prakišti kaip gerą, kaip sakant, old the new trend, žinai, ar kažkas tai tokio, bet iš tikrųjų jeigu mokesčių inspekcija turi sistemą, turi praktiką, kaip išieškoti, efektyvumas mokesčių inspekcijos išieškojimo yra žymiai didesnis ir ar daugiau, ar tūkstančių daugiau bylų, ar mažiau, mokesčių inspekcija mokesčių mokėtojų turi 100 tūkstančių, žemės mokesčio mokėtojų 700 tūkstančių, gyventojų pajamų mokesčių irgi yra 100 tūkstančių ir yra skolų žymiai daugiau ir sugeba ir tikrai gali išieškoti. Dėkui. Ačiū labai. Aš tada dabar antstolių rūmų atstovai prašau labai trumpai ir eisime prie pozicijų formulavimo. Tai antstolių rūmai prašau.
Dėkui labai. Iš tikrųjų, tai labai trumpai norėjau sureaguoti dėl pajamų. Aš iš tikrųjų labai tikrai norėčiau žinoti, kas iš antstolių tokias pajamas uždirba ir kas generuoja. Jeigu visiems įdomu, galiu pasakyti, kad visa antstolių sistema sugeneruoja 27 milijonus pajamų, tai yra vykdymo išlaidų, iš kurių apie 18 milijonų, bijau pasakyti, 17-18 milijonų yra skiriama vien tik tai išlaikymui, tai yra tos pajamos yra skiriamos darbuotojų darbo užmokesčiui, komunaliniams paslaugoms, patalpų išlaikymui, paštui ir visai kitam. Taip kad tie skaičiai tikrai yra nerealūs. Norėčiau iš tikrųjų tiek uždirbti. Dabar kas link to, kad mokesčių inspekcija dirba su šitais pačiais klientais ir turi praktikos, tai mes girdim, kad mokesčiai dirba su žemės mokesčiu, su PVM, su GPM. Tai kas tai yra per žmonės? Tai yra žmonės, kurie daro verslą, kurie turi tikrai daug pajamų ir, sakykime, pas juos tikrai nėra problema, kad jie gauna socialinę išmoką, bedarbio išmoką ir panašiai. Mesgi sakome, kad pagrindiniai žmogiškieji resursai yra reikalingi su tais asmenimis, kurie yra socialiai remtini, tai yra būtent bedarbiai, socialinės pašalpos, asmenys, kurie gauna alimentus ir panašiai. Atkreipsiu dėmesį, kad mokesčių inspekcija sako, kad mes viską gausim kompiuteriniam priemonėm. Tikrai tai yra netiesa, nes jeigu socialinė išmoka galima gauti iš socrūpybos skyriaus automatiniu būdu, tai alimento dydžio mes tikrai negausime, tam reikalingas žmogiškas resursas. Lygiai taip pat mes negausim komandiruotpinigių, nes tai yra lėšos, iš kurių negalima išieškoti ir panašiai. Kas dar? Vėlgi, mokesčių inspekcija. Labai trumpai paskutinis argumentas. Mokesčių inspekcija vėlgi pasakė, kad berods 22% yra efektyvumas per 6 mėnesius. Tai įskaitant, kad dalis tų asmenų tikrai turi ir kitų skolų, tai realus asmenų kiekis, dėl kurių yra daroma reforma, yra 15, o gal ir mažiau procentų tų visų skolininkų. Tai dėl šito kiekio asmenų yra daroma reforma, iš kurių išieškojimas bus nemokamas. Visiems kitiems jie mums perduos tuos asmenis, kad mes pardavinėtume televizorius, šaldytuvus. Jeigu tikslas yra toks, galbūt viskas tvarkoja. Tikrai pamatysim, kaip antstoliai važiuoja pas skolininkus, veža mašinom sunkvežimiais televizorius, šaldytuvus ir juos pardavinėja aukcionuose. Tai jeigu toks tikslas yra, tai tada taip. Ačiū antstolių rūmų atstovai. Dar kadangi buvo LVK klausimas, tai trumpai labai iki minutės Ineta. Aš trumpai, aš tik noriu sureaguoti keletą pasisakymų. Gerbiama finansų ministrė pasakė, kad antstolių rūmai, skaičiuodami galimas papildomo finansavimo poreikių VMI remiasi senais duomenimis, bet mūsų neįtikina tada, kokiais duomenimis remiasi finansų ministerija tą poreikį skaičiuodami, nes mes iš versle tikrai suprantame, ką reiškia naujas sistemas įdiegti, ką reiškia išmokyti žmonės su jomis naudotis. Ir tai tikrai nebus taip, kad visiškai finansavimo papildomo tas nereikalaus. Net praeitą posėdį Teisingumo ministerija pasakė, kad, žiūrėkit, tikrai biudžeto papildomų įnašų reikės. Tai gal tada galit finansų ministerija VMI, parodykit jūs savo skaičiavimus, jeigu jums antstolių rūmų duomenys neįtikina, bet kažkodėl mes tų duomenų jokių nematome. O pasakymas, kad visiškai papildomų išlaidų nereikės, tai yra neadekvatus. Ir kitas dalykas vis tiek dar yra neatsakyta, nebuvo sureaguota į tą klausimą. Pagrindinis verslo nuogąstavimas tikriausiai yra, kad verslui, tarsi mes visi atstovaujam sąžiningai veikiančius verslus, bet lygiai taip pat visi verslai susiduria su skolininkais. Ir šiuo atveju pagrindinė verslo baimė yra, kad jiems skolų išieškojimo kaštai augs. Jūs sakot, kad neaugs, bet irgi mes tada prašom iš jūsų duomenų, jūs pagrįskit tai. Ačiū. Ačiū. Tai bandom rezumuoti ir tuomet pozicijas. Kokios pozicijos laikosi profsąjungos? Gal Inga, jūs gal galite suformuluoti visą profsąjungų nuomonę, profsąjungų šalies pusės? Įdomu, kodėl nuo profsąjungų pradėjot? Profsąjungos, matot, pas mus visada yra... Aš manau, kad... Žiūrėkit, ir Rimtautas kelia ranką, bet aš manau, kad čia mūsų bus turbūt gal vienodai mes galvojame, kad iš tikrųjų
mes nepasiruošę šiandien įgarsinti aiškios pozicijos, nes mums reikia tam tikro laiko susiformuoti poziciją savo bendruomenėse. Nes tik tai šiandien dėja gavom tokią abipusę informaciją ir man labai gaila, kad leidžiant svarbias tokias pertvarkas ir dokumentus, iš tikrųjų socialiniai partneriai nebuvo į procesą įtraukti. Ir dėl to, taip kaip ir lyg jaučiuosi, kad priverstinai mes čia atnešėm tą klausimą, kad padiskutuotume. Tai ačiū Dievui, kad tokia galimybė iš tikrųjų atsirado ir tos visos pozicijos galėjo išlysti į paviršių. Ir dabar įvertint visus už ir prieš, nes aš labai tikiuosi, kad mes gausim abi prezentacijas, tai mums kaip bendruomeniai tai tikrai reikia tą išsidiskutuoti pas save. Ir aš taip įsivaizduoju, kad tik tai artimiausių laikų, kaip kitą trišalę tarybą, mes galėtume jau tada pasakyti tikslę poziciją. Vienareikšmiškai, kad mes tikrai galim pritarti tai daliai, kuri kalba apie centralizuotą sistemą, nes logikos jau ir praeitą kartą sakiau, kad tame yra, tačiau būtent papildomų funkcijų perėmimui pačiai VMI, tai mums reikia matyti susiformuoti pas save viduje. Nežinau, gal Rimtautas dar papildys. Rimtautai, prašom. Labadiena visiems. Gerbiami antstoliai, jūs suprantat, kad ten, kur dideli pinigai, ten ir laiks nuo laiko bus kažkokios pasikėsinimas ir jūsų verslus. Kai nuo 17 eurų baudos per kelių mėnesių laikotarpį ta bauda išauga iki 170, ar už vieną pranešimą apie įsiskolinimą turi sumokėti 200 eurų už vieną laišką. Tai, suprantat, čia auksinis biznis. Tai galbūt pasižiūrėjus, paskaičiavus vyriausybę, kad irgi tai yra geras biznis, o kodėl jo nepapildyti valstybės biudžeto, irgi atsiranda tam tikrų klausimų. Todėl gal pritarsiu Ingos nuomonei ir profesinės sąjungos šiuo metu susilaikys nuo balsavimo. Ačiū. Dėkui profsąjungom. Verslo kokia pozicija? Tai aš tikriausiai galėčiau garsinti, mes šiek tiek su kolegom jau esame aptarę, gal jeigu kažkas norės, mane galės papildyti, bet iš principo atsižvelgiant į tai, jog nei praeito posėdžio metu, nei šio niekas neatsakė į verslo abejonės, kad skolų išieškojimo paslaugos brangs ir mes turim pagrįstą nuomonę, kad taip ir įvyks. Taip pat atsižvelgusi tai, kad reforma pareikalaus papildomų išlaidų ir biudžeto, taip pat dėl socialinio teisingumo principo, apie ką mes diskutavom ir prieštaravimo jiems verslo pusės, darbdavių pusės siūlymas yra nepritarti reformos vienas langelis valstybės prievolėms įgyvendinimui visa apimtimi, išskyrus elektroninio sprendimo sukūrimą, kurio įgyvendinimas, kaip mes šiandien kalbėjom, ir yra numatytas RRF plane. Tai yra, kad mažinant valstybės institucijų administracinę naštą, visos prievolės valstybei būtų centralizuotai tik apskaitomos, administruojamos valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje, tačiau valstybės skolų išieškojimas iš piniginių lėšų ir turto toliau būtų gyvendinamas išskirtinai antstolių. Tai yra principe suderinta darbdavių pozicija. Jeigu kažkas norėtumėt papildyti, tai prašom. Tai vyriausybės pozicija, suprantu, yra teikiamos reformos įgyvendinimas, tai skirtingos nuomonės, yra profsąjungų siūlymas, kad atidėt svarstymus tolimesnėm diskusijom, ar kaip manot, Ineta ir vyriausybė, ar čia turim tam laiko ir galimybių, ar... Tai iš mūsų pusės, jeigu galiu sureaguoti, iš mūsų pasiūlymas, darbdavių pozicija kaip ir yra suformuota, jeigu profsąjungom reikia dar laiko, tai tikriausiai galime palaukti, nežinau, čia kaip vyriausybei terminai, bet čia socialinio dialogo kokybės vardan, tai tikriausiai tas palaukimas nieko čia nepablogins. Finansų ministerija. Aš tai galvoju, žiūrėkit, pirmininkė, aš tai galvoju, ta viena dalis tikrai gali ir toliau judėti, bet jeigu dėl antros dalies klausimų lieka,
Tai gal galim turėti daugiau laiko būtent tai antrai dalį. Ar čia, kaip mes visą laiką pripratę valstybei, skubėti per galvą verstis ir bėgti ir lėkti ir daryti. Gal vertėtų iš tikrųjų susėsti ir surasti, gal yra kažkokių kompromisą galima rasti, kad visos pusės išeitų laimingos. Nežinau, bet čia reikia tam laiko ir diskusijų. Viceministrė, ką manot? Jūsų pozicija kokia dėl galimybės atidėti svarstymus kitam posėdžiui, ar ką manot? Man atrodo, visas verslas yra suinteresuotas gauti RRF paskolas ir RRF pinigus ir projektas teisingai yra jisai surištas su RRF projekto vykdymu ir reikia jį priimti. Tai yra vienas momentas, bet čia kaip sakant, valstybei tai būtų galbūt, ar verslas gaus RRF paskolas ar finansavimą, tai yra kiti dalykai. Bet ne apie tai eina kalba dėl diskusijų ir dėl atidėjimo. Diskusijos vyksta visi metai, buvo pateikti pasiūlymai, visos diskusijos buvo pateiktos. Buvau prašiusi praeito susitikimo metu, jeigu yra dar kažkokie klausimai, kad pateiktumėt, kad būtų atsakyta. Ką ponia Inga pateikė, mes pateikėm skaičiavimus. Jeigu kažkokie buvo dar neaiškumai, galima dar ką pateikti. Bet principe projektas yra paruoštas ir pagal civilinį procesą, dar kartą kartoju, mokesčių inspekcijai tai yra būdinga funkcija ir pavesta mokesčių inspekcijai išieškoti tuos. Jeigu dėl pagrindinį argumentą dabar dar kartą išgirdom iš verslo, kad yra baimė, kad kaip pabrangs skolų išieškojimas, būtent tų civilinių, komercinių skolų išieškojimas tarp civilinių partnerių, ne dėl valstybės skolų, ne dėl baudų ir ne dėl visų valstybės institucijų paskirtų skolų, bet būtent tarp civilinių skolų išieškojimas gali pabrangti. Yra tasai momentas, manau, Teisingumo ministerija tikrai labai kadangi visi įkainiai yra tvirtinami Teisingumo ministerijos, tai Teisingumo ministerija labai atidžiai peržiūrėtų, ar gali augti būtent įkainiai už savo paslaugas suteikiant išieškojimą tarp civilinių subjektų. Tai čia yra vienas momentas, finansų ministerija dalyvauja tam, bet jinai kaip sakant, čia daugiau Teisingumo ministerija atidžiai peržiūrės. Dėl buvo vertinimo padarytas, kaip pasakė, kas uždirba, kas neuždirba ir kokios pajamos ir kokios sąnaudos. Mes dar kartą irgi pakartojom, kad jeigu 175 padėjėjus būtent tom perspektyvioms byloms antstoliai turės atleisti, kai buvo pateikę tokį skaičiavimą, tai reiškia turės ir mažesnės sąnaudas, nes dėl neperspektyvių bylų būtent ir užkildavo ten, sakykime, tie įkainiai ir paskui tasai neišieškojimas vykdytų. Tai jeigu sumažėja sąnaudos, tai nebūtinai mažėja pajamos arba apmokestinamosios pajamos, aš tą turiu omeny. O apie apmokestinamosios pajamas, tai čia yra oficialūs mokesčių inspekcijos duomenys ir ta prasme mokesčių inspekcijos duomenys ne tik tais, kiek iš viso antstoliai deklaruoja visų pajamų, bet tame tarpe kiek deklaruoja apmokestinamųjų pajamų, tai reiškia jau atimtos tos visos sąnaudos ir darbuotojams ir ofisų išlaikymui ir panašiai. Tai būtent apmokestinamosios pajamos vidurkis antstolių yra apie 10 tūkstančių ir tas, sakykime, ar įkainiai dar turėtų didėti, ar turėtų dar didesnės būti pajamos apmokestinamosios antstolių per mėnesį ir įkainius didinant, ar reikėtų juos peržiūrėti, ar nereikėtų juos peržiūrėti, tai manau, antstoliai diskutuos su Teisingumo ministerija. Dėkui. Ineta dar norėtų kažką. Aš trumpai tik tais labai prašau, viceministrė, neklaidinkit dėl to RRF. Jūs pati puikiai žinot, kad šitas sprendimas su verslo paskolom nieko bendro neturi. Ir juo labiau pati puikiai žinot, kad dėl sistemos, kurią esat suplanavę, galite judėti toliau su sistema ir nebūtina perkelti antstolių funkcijų VMI. Ir paskutinis dalykas, kitą kartą konsultuojantis dėl tokių dalykų kaip RRF, padarykit platesnės konsultacijas, nereikės ateiti į tokią situaciją, kai dabar šantažuojat trišalę tarybą dėl sprendimo ir nesakot, kad negaus verslas pinigų. Nu, absurdas kažkoks.
Gerbiama viceministrė, laike, kiek jūs čia turit laiko priimti sprendimam galutiniam dėl būtent RRF pinigų ir visa kita, kaip laikas čia mus įpareigoja dabar? Laikas mes galim, jeigu kyla klausimų, kaip ir kilo praeitą pirmadienį, kad susitarėm šiandien sutikti atsakyti, jeigu kyla klausimų, galim susitikti vėl kitą pirmadienį ar antradienį, jeigu reikia kažką tais paaiškinti, mes galim aiškinti, bet tai turi būti labai aiškiai, kokie yra klausimai, kad nebūtų vilkinimas dėl vilkinimo. Jeigu yra kažkokių klausimų dėl priimti sprendimo ar dėl įkainių, ar čia kaip buvo antstolių pateiktas apie tai, kiek padidės mokesčių inspekcijos našta tie skaičiavimai. Jeigu juos reikia peržiūrėti ir reikia įtikinti, kad mokesčių inspekcija pasakytų savo tuos skaičiavimus konkrečius. Aš turiu omeny, jeigu įvyksta diskusija, tai turi būti klausimas atsakymas. Jeigu dar yra klausimų, galima atsakyti. Bet jeigu yra diskusija, kad dedam stabdį ir nieko daugiau nekalbam, tai aš nežinau, ar čia kažkas tai daugiau padidės. Ir lapkritį yra numatyti svarstymai Seime, tai tiek ir to laiko. Visada ten galima suspėti, norint galima išsidiskutuoti, išsiaiškinti. Ir Finansų ministerija netgi pateikusi pirmą dar projektą, netgi po pateikimo vyriausybei, dar kartu susitikom su Teisingumo ministerija. Aiškinam, kad tikrai nebūtų tų dvigubo, kaip sakant, dviejų langelių ir panašiai. Būtent ir sutarėm, kad būtų atiduodamos ir mokestinės skolos išieškoti antstoliams, jeigu jie antstoliai jau turi tuos skolininkus. Tai tikrai norim išgirsti labai konkrečiai ir ieškoti bendradarbiavimo kaip bendradarbiavimo, bet turėti vieną vis dėlto tikslą, kad ir pagal civilinį kodeksą suteikta ta teisė ir pareiga mokesčius išieškoti mokesčių inspekcijai ir turi tą praktiką ir galimybės ir dabar ir ne tik administruoti ir išieškoti, ir kad visiems būtų tas išieškojimas efektyvus ir greitas ir pagerintas. Ir dėl antstolių išgyvenimo, neišgyvenimo tikrai niekas Finansų ministerijoje nenorim sužlugdyti antstolių profesiją. Ir toks antstolio būtent tas pareigų išieškojimo, kokie metodai, kokius taiko, ar tai yra tik išieškojimas iš sąskaitų, ar ir iš turto, ar iš viso antstoliai galbūt siūlytų, kad nebereikia išieškoti iš turto, kaip pagreitinti, kas trukdo antstoliams išieškoti iš turto. Čia gali būti platesnė diskusija, jeigu, sakykime, dėl išieškojimo iš turto kažkokie kyla klausimai, bet jie nėra šio projekto, kaip sakant, objektas. Ką sakė, ar ten parduoti televizorius ar neparduoti. Čia tikrai mes apie tai nekalbam. Antstoliai dirba savo darbą, kaip jie mano, kaip reikėtų dirbti. Ir aš manau, tobulinti galima. Tai sugrįžtant prie to, kiek mes galim atidėti. Jeigu jūs turit kažkokių klausimų, galim susitikti antradienį, galim susitikti ketvirtadienį, galim susitikti trečiadienį. Atidėjimas turėtų būti labai faktinis, aiškus, turit klausimų, yra kažkokių konkrečių, dar kažko tais pateikti, kas nors dar neaišku, mielai galim atsakyti. Galim diskutuoti. Kaip gabaliuką po gabaliuką, jeigu kažkas neaišku, atsakom. Kokiu atveju. Tai, Ineta, jūsų buvo teiktas klausimas, tai ar jūsų pozicija, ar jūs laikotės savo nuomonės, ar galim dar ieškoti kompromiso, ar mes formuojam šiandien jau poziciją? Mano yra siūlymas, aš parašiau čatą, gal tada tiesiog įgarsinsiu. Man atrodo, darbdavių pozicija yra suformuota ir užfiksuota, jeigu galime įdėti protokolą, puiku, jeigu profesiniam sąjungom dar reikia laiko, gal galim tiesiog duoti savaitę profesiniam sąjungom susiformuoti poziciją ir tada galėsim ją užfiksuoti protokolą ir nereikės tikriausiai papildomai susitikinėti, nes Finansų ministerijos nuomonė daug pasako apie dialogą, kad jūs paklauskit, mes atsakysim, bet kai mes paklausim, ne visada atsakymą gaunam. Tai jeigu galim taip pat susiformuosim tas pozicijas, nereikės daugiau laikę tempt. Bet iš esmės pozicijos jau dabar matosi, kad skirtingos tiek darbdavių, tiek vyriausybės ir bendro sutarimo vargu rasim kitą posėdį. Ar tas čia nebus tikrai laiko vilkinimas ir vis tiek prieisim prie to paties išeities taško? Bet tai posėdžio nereikia. Tikriausiai profesinės sąjungos tiesiog susiformuos pačios viduje savo nuomonę ir ją pateiks trišaliai tarybai. Taigi, aš kaip suprantu, čia vidinių diskusijų klausimas daugiau, iš to, ką Inga minėjo.
Inga, tinka taip, kad jūs suformuojat savo poziciją ir pateikėt ir mes ją laikom kaip trečią, tuomet trišalės tarybos profsąjungų poziciją. Inga. Ingos, matau, nebėra, atsijungia. Bet tikriausiai iš profesinių sąjungų dar daugiau atstovų yra. Taip, tai kas, Tomas? Taip. Ir Tomas gali. Tai atsiprašau, labai Tomas Garuolis nuo verslo yra, galbūt Ričardas Garuolis, tai tada būtų nuo profsąjungų. Taip. Ričardas. Ričardai, turit poziciją, ne? Aš dabar nelabai irgi galiu kalbėti, tai mums reikia paderinti tą klausimą ir tada atsakytumėm čia. Pirmadienį gal jau suderintumėm. Mes galim užfiksuoti darbdavių ir vyriausybės nuomonės ir laukti profsąjungų pozicijos. Gerai, aš manau, tai yra teisingas sprendimas. Jeigu duodate savaitę, mes susitarsime ir pateiksime savo poziciją. Gerai, ačiū. Rimantui tinka jums, taip? Rimantui tinka, viskas tvarkoja. Gerai. Tai tuomet taip ir formuojam, darbdavių poziciją nepritarti reformos vieno langelio valstybės prievolėms įgyvendinimui visą apimtimi, išskyrus elektroninio sprendimo struktūrą. Tai o vyriausybės pozicija vykdyti reformą, o profsąjungų pozicijos laukiam tuomet. Tai dar protokoluojam. Tai ačiū visiems šiandien dalyvavusiem, ačiū visiems ir svečiam, ir trišalės tarybos nariams ir iki kito karto. Ačiū. Dar tiesa, vieną minutę, kad profsąjungos tada savaitės bėgyje pateikė. Taip, išgirdome, kad savaitę, taip. Taip, ačiū. Viso geriausio. Dėkui, viso geriausio.